Good morning, welcome back. Today we have day 4. Anglų kalba prie kavos puodelio. Ir ką šiandieną norėčiau papasakoti. Norėčiau patarti, pamokinti, kaip reikia kalbėti apie dienos rutiną. Ir kai norim papasakoti, ką mes veikiame reguliariai, ką mes veikiame įprastai, kas pasikartoja mūsų gyvenime, tai yra pati paprasčiausia anglų kalbos dalis. Jums reikia tik išmokti naujų žodžių, naujų frazių. Na ir keletas pagrindinių dienos rutinos veiksmažodžių galime aptarti ir pasimokinti visi kartu. Kas mokotės anglų kalbą nuo nulio, tai šitos žodžius patarčiau užsirašyti, pasidaryti galbūt korteles ir pasimokinti būtent sudarant sakinius. Kaip sudaryti sakinius, aš dar truputėlį jums paaiškinsiu, trupučiuką vėliau. Taigi, wake up, pabusti, wake up, get up, keltis, take a shower, maudytis duše, have coffee, gerti kavą, have breakfast, pusryčiauti, go to work, eiti į darbą, have lunch, valgyti priešpiečius, exercise, mankštintis, daryti mankštą, have dinner, valgyti vakarienę, go to bed, eiti miegoti. Taigi, 10 frazių ir šiandieną noriu, kad jūs pasakytumėt 10 sakinių. Tai galit paspaudus pauzės mygtuką pasakyti 10 sakinių apie save, kad aš keliuosi, kokia yra mano dienos rutina. Bet kad jūsų sakiniai būtų dar natūralesni, įterpkite į sakinius ir laiką. Kai norim pasakyti, kelintą valandą tai darom, mes tiesiog naudojam žodelį at, 2 raidelės, A ir T, at, jį vartosime prieš valandas ir skaičių. Skaičiai iki 12 anglų kalboje, kai kalbam apie laiką. Tai būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeigu pasakyti, aš keliuosi 6 valandą, I get up at 6 o'clock. Aš maudausi duše 7 valandą. I take a shower at 7 o'clock. Aš geriu kavą 8 valandą. I have coffee at 8 o'clock. Aš einu miegoti 11 valandą. I go to bed at 11 o'clock. Dar šitoj skaidriai galite pažiūrėti keletą frazių, ką jūs veikiate. Pavyzdžiui, at night, vakare arba naktį, at noon, vidurdienį,
at midnight, vidurnaktį, at the weekend, savaitgalį, at the moment, šiuo metu. Tai šitos frazės irgi matote yra vartojamos su žodeliu at. Tai jeigu panaudosite juos savo sakiniuose kalbėdami apie savo įpročius, apie savo rutiną, apie pastovias situacijas, tai aš iš karto siunčiu 100 pagirimų. And task for you, užduotis jums. What time do you drink coffee? Parašyk komentare atsakymą, pilną sakinį. What time do you drink coffee? So that is all for today. See you tomorrow. Take care and bye-bye.